A ką jūs čia ziganą filmuojat, na? Jums gal kamerą sulaužyt, ką? Šitas tai galingas pizda. Girdžiu, kad G3 važiuoja. Chebra, prašęs bekelės naktį. Nufilmavom jums bekelės. Tai ką, Chebra, norėjot bekelės, norėjot keturačių, rašėt komentaruose. Prašau, turit vaizdų, pasidarykit, nežinau, kavos arbatos, paimkit alaus, nes manau po šeštadienio kai kuriem galva skauda. Pasigarsinkit teliką, nes bus ir muzikos geros, ir gerų duslintuvo garsų, jo. Tai žiūrėkit seriją, iš karto paspauskit laiką prieš žiūrėdami, pasidalinkit ir varom žiūrėt. A nechuja, nebus perichodo. Kurva. Ogi Pabradėje vyksta 4x4 pravažamumo varžybos. Žurnaliuga dėja pramiegojo, tai nespėjom visų regių nufilmuot, kaip jie startavo, bet dabar kaip matom, keturačius matot, va čia ir bekeliu jums. Visų regiai tokie, kurie, kaip šitas pavyzdžiui patrulis, jie važiuoja šiandien turistuose. Lukašas dalyvauja su savo šturmanu. Jų dėja nesigaus nufilmuoti, nes jie išsibarstė, o taip va visur renka taškus. Tai rytoj nufilmuosim jums tikriausiai kotletus, kaip jie važiuos, bet vėlgi, nepribėgiosi iš visų taškų, bet manau su žurnaliuga rytoj atlieksim pafilmuoti, nepramiegosi. Bandysim. Nu, jeigu nepramiegos ir bus noro, tai reiškia bus ne tik keturačiai, o šiandien tik keturačiai, bet tie keturačiai važiuoja ohoho. Labai daug keturačiai, Jo, labai daug keturačių jau sulūžo ir kepiragėlį. Ne, čia žurnaliugas supranti kame, čia hobi, o čia profi, man rodos, klasės, 2 klasės. Kokie tavo, kaip čia pasakyti? Neįdomu, kaip žiūrovas žiūri. Tai kada mes dalyvausim? Nu tai sakiau, neužpyt su šitais klausimais žurnaliuga. Tu mane bandai tipo šitą, blėt, kaip čia vadinasi? Atpansansko paim. Tipo provokuot? Jo. Po to bus Normantas keturatį nupirko žurnaliuga, ai ne, man aš sergu, man į darbą, man mokslai, dar kažkas. Žinau aš kaip tai daroma. Tai čia klausimai ne mano, čia klausimai palibom komentaruose tokie bus. Rašė jau kažkada. Nežinau. Sėdo GoPro, vaizdų nebus iš GoPro. Droną pakelt negalim, poligono teritorija. Bet šiaip manau ir taip vaizdų buvo gerų, žmonės galės pasidaryti, nežinau, pagertą alaus sekmadienį ant hodų ir pasižiūrėti, kaip žmonės, kurie papkių turi, ujarina savo techniką. Prikolas tame, kad kiek vyrų važiuoja ir viena pabradiškė mergina Gabija. O čia tai jinai turi. O ką turi? Žurnaliuga, kaip tu galvoji? Gerus nervus. Stiprus nervus. Молодец. Ką galvoji apie šitą vat
pacientą. Nu, nesigavo pas jį. Pravažiuot normaliai, nu. Bet yra, kaip yra. Kokia tavo favoritas dabar yra čia? Nežinau, gal liekam prie Pabradiškių gal. Išskyrus Pabradiškių, bet kas tavo kino važiavimas tau patinka? Visi važiuotojai, kurie važiuoja, iš tikrųjų šiuose varžybose yra dideli šaunuoliai, nes palygink mus. Tu turi keturatį, aš visureigį turiu ir ką mes nevažiuojam, ble. Šitas tai galingas va. Pafilmuokit, žurnaliukas. Šita mergina antra važiuoja. Ne šita, ne? Ne šita, čia per blogai gal. Va, ne, tu pamatysit visą. Svarbiausia dantis blizga, baltai. Veido nesimato. Va, važiuoja, girdžiu pagal garsą, kad G3 važiuoja ketam. Lukašas į finišą, eisim papizdėlint, kas kaip sekėsi jam. Kaip tau keturračiai važiuoja? Huienai, pizdėt. Tai ko mes laukiam, kodėl mes nedalyvaujam? Nu tai supranti, aš jau atvažinėjęs savo. Aš nuo 13 metų važinėjau su motociklais. Dabar reikia biškai pailsėt, nes buvau nusipirkęs krosinį. Per sunku man jau. Reikia pasportuot ir galima bus gazuot. Kas noras, kaip reikalai? Viskas gerai? Puikiai? Puikiai? Tikinti esat? Preliminariai galimai, kad pirmie. Kodėl mes jūsų nematėm? Bet aš nežinau, kur jūs buvot, nes čia hrinačinom, čia. Tai mes ir čia buvom, ir ten buvom, visur buvom. Jūsų neradom. Bet kaip nėriau, bando, valinam langai atidaryti per šoninius langus, va taip, per labavyką į saloną. Ir pirma vieta Lukas Balkovskis ir Vilhelmas. Tam pizdėts jūra. Ačiū. A ką jūs čia ziganą filmuojat, na? Jūs gal kamerą sulaužit, ką? Mes jį pradėjom pirmį filmuoti. Aliobė. Kamerės pas. Tu mažesnė, aš didesnė. Ką jūs pastavė? Šuoblėt ar kas? Karočią. Zaibali, nahui. Norit komentaro? Kas daugiau sumokės, nahui, su to ir bendrausi. Tai ką? Manau, aišku, kad Lukašas užėmė pirmą vietą, bet žmonėms žiūrovom, manau, įdomu, su kokia kita mašina važiavot jūs. Tai papasakok techninius duomenius, papasakok apie savo šturmaną ir kaip viskas vyko. Aš šalėti. Važiavom, standartiškai su Suzuki Vitara, patikimiausių automobilių pasaulyje. Kas galėtų būti iš modifikacijų, niekas ir nepasikeitė nuo praeitų varžybų. Viskas tas pats. Gal inkarą suvyrinam tik ant smūgio, kuris mums šiandien turbūt suteikė didelį pirmenybę vienu momentu. Ir mes su šitų dalykų išlošėm nemažą pranašumą prieš mūsų, kaip ten sakoma, varžovus, ne? Konkurentus. Konkurentus, taip. Šiaip su mašina standartiškai, ratukai, turbina, pakabėlė. Manau, daugelis žmonių žino, kad viskas priklauso nuo šturmano. Tai gal visgi šturmaną pakeitė, dėl to ir
prasidėjo kažkokie įdomesni dalykai. Nu jo, togi buvo šturmanas praeitą Nu, tai aš netoks ten šturmanas. Ne, nu tai su šturmanu kaip ir šturmanavai, irgi neblogai suvažiavo. Ne, tai aš ne apie šitą klausimą. Čia aš suprantu, kad tu klausi, čia yra toks dalykas, yra mašinos potencialas labai didelis, bet supranti, čia yra tokia vieta, kur neišnaudosi mašinos potencialą. Čia jo tikrai nereikia. Čia nėra tokia vieta, čia yra visur apribojimai, greičio apribojimai, viskas. Tu neparodysi savo galios ir nežinau, tu pinigų kišimo ar kažko būtent šitoj lokacijai. Jos nereikia, tau greitis nieko nelėmė, tau čia svarbiausia atidumas ir neprarast posūkį tau tinkamų ir viskas. Čia, kuo tu greičiau skrisi, to galimai tau blogiau ir būtų. Čia ne dėl variklio, čia ne kiek mašina kainuoja, čia niekas nelėmė tai. Čia tiesiog gal geresnis vietovės pažinimas ar dar kažkas, nu, orientacija kažkokia. Visi važiavo gerai, tikrai gerai. Tik gal, nu, sakau, manau, mums daug ką laimėjo tai, kad turėjom inkarą ir tiesiog jautėmės tikrai saugiau, turint tai, kad mes, jeigu ir nėra medžių, išsigerbinsim. O jie nevažiavo ten tik vien dėl to, kad, nu, jeigu užstriks, nuskandins mašiną, nuskandins saloną, kam jiems to reikia. Rizikuoti tokioje situacijoje. Teisingai. Rizika kainuoja brangiau negu kartais, nu, tiesiog sustabdyti laiku. Čia, nu, šturmanas įprastas, kaimo vyrukas. Toks pats, kaip ir mes visi esame. Nu, irgi patyręs offroaderis, daug metų važiuoja. Nebuvo lengva, buvo daug nesklandumų. Kai tik pradėjom kažką, bandėm taip, nu, ant durniaus važiuojam. Nu. Nesklandumai kaip ir pas visus pykčiai, barniai visokie. Nu, kas be ko. Reikia susivažiuoti. Nu. Tai čia visi nori laimėti, atsisėdė į mašiną, važiuoti ir iš pirmos dienos būti čempionais. Taip, čia galim pasakyti, mes nepadarėm to tokio, kad čia jau vadintis, kad mes čia bet kokie. Tiesiog gal šiandien tiesiog laimė nusišypsoja į mūsų pusę. Nu, bet bandysim tikrai, nepaleist to, nes važiuojam dėl bendros įskaitos Lietuvos. Kol kas rezultatas, prizinė vieta. Bandysim prisilaikyti, dar laukia mūsų 2 etapai, o ten jau pažiūrėsim, kas toliau bus. Stengsim. Viskas aišku. Malačiai. Bazarą nemana. Nepanikuok, Viliau, viskas gerai. Tai ką, žurnaliuga, nufilmuok jų šitą bolidą, kad žmonėms būtų aišku, su kuo šie žmonės važiavo ir varom filmuoti TR-us. Ten bus, manau, įdomiau. Nes jų mes praktiškai ir net ir nenufilmavom. O keturračius filmuot, pats supranti, ne mūsų stichija. Žurnaliuga bomžpakių pasidinė, nefilmuok, nes pagalvos, kad čia nedavalgiam. Tai matai, gerai važiuoja, dėl to ir nešlampa. Ką dar, žurnaliuga? Kol dar yra procentų, chebra. Žiūrėkit iki galo seriją, o mes su jumis tikriausiai nesusitiksim jau, nes filmuosim iki pat galo, kol leis kamera ir nesės baterija.
2 baterijas pasodinom, labai daug šiandien prisibėgiojom, prilaksim. Atrodo taip kadrų mažai, bet pavašiu čia tikrai buvo ką veikti. Gerą žiūrėjimo ir patiko, nepatiko, kaip vysit, vis tiek statykit laikus, rašykit bet kokius komentarus. Svarbiausia, kad pakelti video ir rekomendacijas. Ir iki susitikimo, o jūs liekit toliau žiūrėkit. O mes žiūrim, dabaigiam filmuot. Ir tada gal žurnaliuką nulieksim skystos donos, atsigersim. Galimai. Važiu trauksiu, gerėtas. Bet jeigu...